Štai kur buvęs, kur nebuvęs ir Šarūnas pas mus čia, atsisėdęs nepražuvęs, žiūri į mus, jis nejučia. Labadiena, gerbiamas Šarūnai. Labadiena. Sveiki visi, ačiū Jums visiems už rėmimą. Mūsų 4 sezonas beje įsibėgėjo, aš kaip matėt nedariau jokios pompos, kad čia sezono naują sezoną, čia tegul daro tie, kas ten televizijose su savo tais mažais karais, mums tai neįdomu, čia internete mums nusispjauti tas televizijas. Bet kaip bebūtų, tai yra 4 jo. Ir dar kartą primenu, 30 dieną rugsėjo mes susitinkam Tamstoje. Aprašymą dedu prie šitos laidos aprašymo, bilietai ten visą kitą. Tamstoje mes susitinkam su Bogdanu Ramūnu ir Valdu Rakučiu. Mes padarysim tokį, jie paruoš savo kažkokias programas ten iki valandos akademinės. Manau, aš pamoderuosiu ir mes turėsim gražų pasiglibeščiavimo ir alaus siurbčiavimo laiką. Aš pats nevartoju, bet su jumis turbūt net palūšiu. Šarūnai, ačiū tau, kad sutikai pas mus apsilankyti. Ačiū už kvietimą. Mes to iškamatinėsim, kaip tai yra. Kaip sekasi siena ir kodėl apskritai siena? Kas čia per banalybę, Šarūnai? Suaugę žmonės siena, kas čia Pink Floydai, čia Another Brick in the Wall ar kas čia? Pink Floydai, Trumpas ir jo siena, Berlyno siena, daug visokių aliuzijų galima rasti, bet iš tikrųjų aš labai nenorėjau to pavadinimo. Gūdžiais 2019, kai pradėjom šitą projektą, galų gale pasikreipiau į buvusį šefą Tomą Balžeką, sakau, Tomai, turėjai tokią vašaiškę. Žinai, kad Balžekas yra Balzako palikuonės. Tai neabejotinai. Taip, tas. Ir Tomas turėjo dar nuo senų laikų išpirkęs ir domeną Siena.lt. Ir man šiauriai nepatiko, bandžiau sugalvoti alternatyvas, tam tarp variantų buvo ir Watchdog.lt, ir Knisa.lt, jo, aš rimtai apie tai svarsčiau. Ir dar buvo variantas Baltijos, Lietuvos, Europos tyrimai, kas sutrumpintai yra .lt. Anglakalbės skaitydamas Knisas ištartų Nisa, nes jie ką neturėjo prieš ant taip. Jo. Tai vat akivaizdu, kad neturėjau pakankamai fantazijos geram brandui ir galų gale sakau, Tomai, o tai tą domeną dar turi? Turiu, tai imk. Ir galų gale visai prigijo tą sieną, aš manau. Tai tavo darbas ir tavo kolegų darbas, kaip aš įsivaizduoju, kaip aš tai matau, prabundat ryte, aišku, čiumpat cigaretę, nes visi esate tyriamosios žurnalistikos gurų ir be tabako negali. 3 litrai kavos, 4 cigaretės, tada pradedam dirbti. Jo, ir kaip ieškot aukos? Jūs turit savo turbūt informatorių kažkokį tinklą? Ne? Ne, bet čia anokia paslaptis, turbūt tarp Lietuvos žurnalistų esu patenkantis į tuos 5%, kurie turi mažiausiai šaltinių. Pas mus dauguma medžiagų yra vienaip ar kitaip iš viešai prieinamos informacijos, iš dokumentų ir taip toliau. Pagrindinis darbas yra iš esmės kimarinimas prie kompo, knisiesi kokią nors konkrečią kryptim, kol už kažko užsikabini ir išsivinioji. Tai tu manęs nelaikai savo informatorių, visi tie mano skambučiai kalbantys loinika telefonu prislopintų balsų, tai tu čia nesiskaito. Turim ir tokių. Ačiū už informaciją. O būna taip, kad tokių būna daugiau per mėnesieną. Aš pats tą pastebėjau pradėdamas dirbti radio stotyse. Tai vienas ten radio centras, kai būdavo mėnesieną, realiai daugiau būdavo skambučių. Naktiniai pamaino aš turiu. Būna, karts nuo karto sulaukia tokių įdomesnių skambučių, ten iš serijos pas mane kaimynai virš manęs gamina narkotikus ir policija nereaguoja jau 15 metų, padėkit. Tai tokie paintensyvėja su mėnulio fazėm, bet pas mus yra ir kita tendencija. Jeigu užkabini kokį nors politiką, tai labai dažnai su tuo koreliuoja. Taip. Labai įdomios žinutės ir skambučiai. Tai kai aš per Sloniką kalbėdavau, kad man kaimynai leidžia dujas, kad mane nunuodytų, tai... Tai ten tu buvai. Jo. Ne, ten būdavau ne aš. Tas kitas žmogus. Gerai, pradėkime mes. Pradžiai aš norėčiau tavęs paklausti, kadangi tu drąsus žmogus ir aš nebejoju, kad tu ir sąžiningas ir pilietiškas, kas ten yra tos insinuacijos, pabūk gidas paprastam žmogui apie tai, kad tu buvai denonsuotas, iš tavęs atėmė Grybauskaitę apdovanojimą, kad būtų švaru ir aišku, su kuo mes šiandien. Aš buvau pilnai cancelintas. Reta patirtis, kurią labai vertinu ir kurios niekam nelinkėčiau. Tai jo, jeigu labai trumpai, tai negerbiamas Darius Gudelis savo laiku mane pakišo, pasiūlė... Darius Gudelis yra kas? Darius Gudelis tuo metu buvo piarščikas, dabar yra Vilniaus Ryto savininkas, aš už Žalgirį nuo paauglystės. Bet jo,
Gudelis savo laiku mane išdūrė, iš tikrųjų, pasimoviau kaip paskutinis idiotas. Pasiūlė man pachaltūrint, simboliškai tenai sumoju susidėjo apie 2000 eurų, pakapstyti informaciją, paanalizuoti ir ačiū viso gero. Kelias ten tas atleiskite už nelietuvybę haltūras padariau, atidaviau, paskui nebeliko laiko, nenorėjau už to užsiimti, nutraukiau tą viską. Senas lietuviškas žodis atėjęs pas mus iš rusų kalbos, nereikia jo baidytis, jam nėra pakaitalo. Taip. Ir mano mylimiausiais metais gyvenime, 2019, kai 15 minučių tyrimų skyrius kapstėsi po Skvernelio reikalus ir tame tarpe po Gudelio, kuris vieša paslaptis tuo metu nemenkai prisidėjo prie Skvernelio būsimos prezidentinės kampanijos, buvo iškelti jam klausimai, buvo beje tikrai smagi ir stipri medžiaga apie tai, kaip prie Skvernelio Gudelio kontora kažkaip tai mįslingai sugeba laimėti viešinimo konkursus įvairiose valstybės įstaigose su paties Skvernelio aplinkos indėliu tame. Ir tada tas dalykas buvo panaudotas kaip šantažas ir kadangi aš buvau durnas, tai išsprogo į didžiausius fejerverkus mano gyvenime, kaip pats prie petardos pririštas į dangų išskridau. Buvo kolosaliai nesmagu. Jo, ta prasme, aš padariau klaidą. Ir to neneigiau ir pasakiau 19 metais, kad, blemba, žiūrėkit, aš savo darbu parodysiu, kas aš toks ir su kuo aš valgomas. Tai įrodinėjau iki dabar. Ir aišku, dalykas, kurį kiekvienas vatnikas, kiekvienas populistas ir kiekvienas priedurnis visada kiekvienai progai pasitaikius ištrauks, yra, oi, Grybauskaitė atėmė apdovanojimą. Bet čia yra tik tai etikos momentai, čia nėra BK ar ATK. Ne. Beje, tam kontekste buvo vienas iš šlikščiausių dalykų ir aš vis dar nesuvokiu, kaip tai įvyko, kad policija, berods BNS agentūrai, patvirtino, kad čia dėl manęs pradėtas ikiteisminis. Tai ką? Galvoju, kas, kur, prie ko, kodėl? Praeina ten 2 ar 3 dienos, pasirodo kita žinia, kad, žinokit, suklydom. Priimtas sprendimas atsisakyti pradėti ikiteisminį, bet aišku, ta didžioji skandalinga žinia nueina daug garsiau, visuose topuose sukasi ir beje vis dar kabo tie patys tekstai apie pradėtą ikiteisminį, kuris niekada nebuvo pradėtas. Tai ten buvo wow. Beje, iš policijos atsiprašymo sulaukiau asmeniškai, bet vis tiek, žiauriai šlikštus dalykas buvo. Jeigu aš ant vieno siūlo sunerčiau visus ikiteisminius, kurie buvo pradėti man ar afilijuoti su manimi, tai gautųsi ilga karolio pynė. Neskaičiau pateisybei. Spėk myslę. Išsigimėlis, recidivitaujantis, bežioja, visas tas paketas epitetų, blogų. Nes kai mano, kad epitetas savaime yra blogai, sako, epitetais atmėtė. Su apykoje, kas? Ar jis vardu Antanas? Taip. Ar rimuojasi su celofanas? Taip. O, kaip čia, bet čia turbūt sutapimas, čia apie kažkokį... Žiūrėk, tu kaip žurnalistinio pasaulio, jis dabar realiai turi tą ausvaisą žurnalistinį ir pagal visuomenės informavimo įstatymą ir turbūt kitus su to susijusius, jis tik realiai gali dirbti iki ryto ir nebūti namie. Man negaila, tegul, bet tai Respublika jam davė tokį dalyką grinai tam, kad, kaip aš matau, kad paerzintų visuomenę ir parodytų, kas čia vadas. Tai 100%. Ir ašgi buvau su pačiu ponu per šitą mitingą prie Seimo susidūręs, tai jie darė savo laivinį celofaną ir aš jam tiesiog ir jo publikai pasakiau, kad, sorry, Antanėlin, nesi tu žurnalistas. Tu gali nešiotis kokius nori popieriukus, tu nesi žurnalistas, tu esi teistas sukčius ir taškas. Aš manyčiau, kad žurnalistas yra bet kas, kuris atlieka žurnalistinį darbą. Tai net jis jo neatlieka. Okei. Čia yra individualus vertinimas. Prasme, Respublika ir žurnalistinis darbas yra antonimai savaime. Aš su tavim sutinku visiškai. Ką aš čia palaukti? Man beje patiko, kaip Andrius Tapinas su juo kalbėjo. Aš nesakau, kad tu blogai padarėjai, aš turbūt irgi sakyčiau jokių kalbų, bet Andrius, man atrodo, teisingai padaręs, kalbėdamas su juo švelniai, mandagiai ir ten pasidžiaugia netgi laisvę. Taip, turim žinių, gerbiamas Šarūnai, kad esi kviečiamas į naują besitsinaujinantį nacionalinį susivienimą į pavaduotojus. Pakalbėkim rimtai, čia yra politika, čia yra dešinioji partija, aš gerbiu Vytautą Sinicą, aš gerbiu Šarūną Jasiukevičių ir turbūt tai būtų viskas, ką aš iš ten žinau. Kaip tu vertini tokius politinius judesius, kai partija, kuri atrodė monolitinė ir Radžilas atrodė toks kietas gynėjas, to, ką mes vadintume turbūt šalia ultradešinės, kaip tu tai vertini?
Po teisybė tik tai vieną akim sekiau tą nacionalinį išsivienijimą, kuris čia vyksta jau kelias savaitės. Jo. Tai, atrodo tiesiog juokingai. Ir grinai iš šalies stebint, jokio insaido neturint, daryčiau prielaidą, kad blemba vyrai kažko nepasidalino. Kažkoks tai klešas įvyko ir jie... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.